Labą dieną, aš esu Senamiesčio pradinės mokyklos mokytoja Gražina Zmiturlevičienė. Labą dieną, aš esu 4 klasės mokytoja Inga Grefienė. Malonu, prašom. Norime Jums pristatyti pranešimą tema STEAM praktika pradinėse klasėse. Ko gero kyla klausimas, kodėl pranešimą pristatome mes abi? Mūsų klasių mokinukų draugystė prasidėjo pernai, kai nutarėme kartu keliauti į spektaklį. Trečiokai ištiesę savo ranką pirmokui, nutarė juos pagloboti ir padrąsinti, tapo mažaisiais savanoriais. Draugystė stiprėjo, dalyvaujant bendroje veikloje, poezijos takučiu su Anzelmu Matučiu, skirtoje poeto gimimo metinėms paminėti. Ji ir tęsiasi. Pradinukai, norėdami susipažinti su STEAM pasaulio paslaptimis, jo duris praveria raktiniais žodžiais: kurk, atrask, pažink, tyrinėk, mąstyk. Tai smagus laikas būti kartu, bendradarbiauti, išgirstas žinias pritaikyti praktiškai ir patiems išsiaiškinti, kaip viskas veikia iš tikrųjų. Žmogus tapo žmogumi tik iš smalsumo, nes norėjo viską ištyrinėti, pažinti save ir pasaulį. Mokyklos esantis miesto parkas sudaro galimybės planuoti ir atlikti augalų stebėjimus ir bandymus įvairiais metų laikais. Tuomet vaizdžiai juos pateikti ir aptarti rezultatus. Gamtamokslinės žinios gilinamos mokiniams patiems auginant ir globojant gyvūnus, surandant įdomios medžiagos apie juos įvairiuose informaciniuose šaltiniuose ir atliekant kūrybinius darbus. Mokomoji medžiaga tampa įdomesnė ir geriau įsimenama, kai ją pateikia patys vaikai, dalindamiesi įspūdžiais iš kelionių, arba kai veiklas organizuoja mokinių tėveliai. Pamokos organizuojamos įvairiose mokyklos erdvėse arba už jos ribų. Pasakyk man ir aš pamiršiu. Parodyk man ir gal prisiminsiu. Įtrauk mane ir aš suprasiu. Kinų mąstytojo Konfucijaus mintis. Smagu patirti atradimo džiaugsmą, patiems atliekant įvairius bandymus, aiškinantis, stengiantis suprasti naujus dalykus, kai sujungiamos skirtingos mokslo šakos. Su chemijos mokslo paslaptimis mokiniai susipažino lankydamiesi Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje gamtos mokslų laboratorijoje. Per pasaulio pažinimo pamokas aktyviai naudojamos įvairios gamtos ir technologinių mokslų priemonės. Mokiniai bandymus atlieka ir patys namuose. Atranda robotų konstravimo įdomybių, tai pažadina smalsumą kiekviename. Praktinės veiklos žinių suteikia bendradarbiavimas su Alytaus profesinio rengimo centru. Kadangi šiuolaikinis pasaulis sparčiai keičiasi, jis tampa vis išmanesnis, tad jau pradinukui pasidaro svarbu, kad jis gebėtų valdyti išmaniąsias technologijas. Pamokų metu informacinės technologijos kūrybiškai integruojamos į mokymosi dalykus, naudojant įvairius prietaisus. Tai buvo labai naudinga nuotolinio ugdymo metu, patiems susipažįstant ir dirbant su naujai atrastomis programėlėmis. Galime pasidžiaugti, kad mokiniai geba sukurti skaidres ir jas pristatyti klasės draugams. Žengiami pirmieji žingsniai į programavimo programėlę Scratch, naudojamės Padlet lenta, pristatydami atliktas užduotis. Kūryba yra palankiausia erdvė atsiskleisti vaikų mintims, idėjoms, saviraiškai. Mūsų mokykloje taikoma kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programa. Mokiniai atlieka projektinę veiklą. Jos tikslas – surinkti svarbią ir įdomią medžiagą iš įvairių informacinių šaltinių, tyrinėti, ieškoti tarpusavio sąsajų. Remiantis suformuluotomis išvadomis pristato savo idėją, sukuria darbelį, pasidžiaugia su klasės draugais. Svarbiausia – nebijoti suklysti,
o surasti ir įvardinti priežastis, kodėl nepavyko, kaip galima patobulinti, tai yra klaidą paversti nauja galimybe. Šį pusmetį antrokų tema, antrokai domėsis vandens transportu, plaustais, o ketvirtokai plėtos žinias apie medijas. Per dailės ir technologijų pamokas stengiamasi skatinti, ką vaikai gali padaryti savaip, atskleidžiant kiekvieno mokinio skirtingumą, savitumą, kad galėtų pasijusti įdomus. Kūrybai naudojamos įvairios buitinės ir gamtinės medžiagos. Kurdami bokštus ir tiltus, mokinukai turėjo galimybę susipažinti su inžinerijos mokslu iš arčiau. Dalyvavimas aplinkosauginėme pradinių klasių konkurse Antrasis gyvenimas mokiniams suteikė galimybių saviraiškai, skatino palankų aplinkai elgesį. Išgirstas žinias mokiniai taiko savo praktikoje, atlikdami pėsčiųjų tilto matavimus, svėrimo, pinigų skaičiavimo užduotis. Smagu buvo suskaičiuoti, kiek medžiagų ir lėšų reikės mokyklos kūrybinės erdvės baldų gamybai. Konstravimas su Lego leidžia įsiskleisti vaikų kūrybiškumui, vaizduotei, taip pat atlikti įvairius sukurtų objektų matavimus, mąstyti, ieškoti sprendimų. Juk vaikų svajonių kūriniai gali virsti realybę. Taigi, ką mes auginame? Gamtos mokslų daktarą? Mokslininką? Inžinierių? Dailininką? O gal matematiką? Už šių durų yra mūsų vaikai. Tai jie paskatino priimti STEAM iššūkį. Šios mokinių šypsenos atpildas mums, mokytojams, už STEAM taikymą pamokose. Mes dalinamės kelių pamokų praktinėmis veiklomis, kuriomis galėsite pasinaudoti savo darbe.